Tam, kad susiskurti grupę, mes turim langą edukos klasėje, kuris taip ir vadinasi grupės. Čia matote ekrano nuotraukas jau keleto grupių, kur aš kūrus, bet parodysiu viską nuosekliai. Ir labai geras dalykas, tai ką turi mūsų eduka klasė, tai yra, kad mes galim pasirinkti nebūtinai tą dalyką kaip mokytojai, kurį dėstom, bet prisidėti mokomųjų dalykų ir net ne mūsų dėstomų. Gali kilti klausimas, kam to reikia. Jeigu aš pasirenku kitus dalykus, pavyzdžiui, aš dėstydama biologiją, manau, kad man reikia kokio eilėraščio, kuris yra lietuvių kalboj integruotai pamokai. Tada aš galiu prisidėti savo paskyroje lietuvių kalbos dalyką ir pridėti tą vadovėlį, tada jį matys ir moksleiviai. Nes jeigu aš tik bibliotekoje naršau to vadovėlio, ieškau, aš matau pati. Gali, aišku, ir vaikai matyti. Bet tada, kai aš pridėsiu prie grupės, jie ten galės matyti. Taip pat aš galiu pridėti vadovėlius ir kitų klasių nebūtinai, sukūrus grupę. Tai leidžia man daryti, pavyzdžiui, diagnostinius darbus jau irgi ten arba paruoštus, arba pernai metų kažkuriuos kartojimo darbus. Tai dabar, kaip visa tai veikia eduka klasiai, tai einam į grupės. Jeigu kursim grupę, kurią matys ir moksleiviai, ir jau ten galėsim paskirti užduotis. Tai spaudžiam kurti naują grupę ir galim pasirinkti dalykų tokių, kokiu mes esam savo profilį susidėję. Aš dabar parodysiu profilį. Ir jeigu mums atrodo, kad reikia kito dalyko prisidėti, čia turim tokį atsidaro langas, kur pilna dalykų. Jeigu jūs matot, tai fizika, chemija, matematika, istorija, lietuvių susidėjau įvairius dalykus tam, kad galėčiau demonstruoti, bet jie ir mokytojų, kuris turi licenciją, lygiai taip pat galimi prisidėti. Ir nesvarbu, ką dėstai, jeigu tau reikia to vadovėlio. Tai tada grupę kuriant, pavyzdžiui, fizikos, aš pasirenku klasę, kurią noriu, tada pasirašau savo patogų pavadinimą, pavyzdžiui, ten 7 fizika. Jeigu aš noriu kokiai nors ten 7A, tai aš galiu žymėtis klasę. Reiškia, šitą vietą, grupės pavadinimą mes rašomės laisvą, koks mums patinka, ir galiu pasirinkti spalvą, kokia grupė, manau, bus matoma lange. Toliau pasispaudus, man reikia pridėti vadovėlius. Vadovėlių 7 klasiai fizikos iš visų leidyklų, va čia man duoda, aš galiu prisidėti horizontų komplektą, taip pat aš galiu dėti ir spektro atnaujintą. Turiu dar šok serijos vadovėlius, kuriuos anksčiau naudojame, ne? Ir aš juos galiu visus sudėti. Ir kai temą reikia nagrinėti tam tikrą pagal ugdymo planą, kai kada mes žinodami turinį, kuris yra senesniam, naujesniam vadovėlį, geriau ar lengviau atskleistas, tikrai galim leisti laisvai vaikams paskaityti, juo labiau iš ten galima paskirti ir užduotis. Čia spektro galim prisidėti ir susikuriu grupę. Aš kai grupę sukuriu, mano moksleiviai grupės dar jokios nemato klasiai. Tam, kad jie pamatytų arba kaip pridėti moksleivius prie grupės, yra 3 būdai. Visus jūs matot. Aš daugiausia naudoju 1 ir 2 būdus. 3 yra, kad galiu išsiųsti kvietimus elektroniniu paštu, bet tada mes, jeigu mokykloje, pavyzdžiui, turim visus mokyklos moksleiviams sukurtus mokyklos paštus, tai yra truputėlį paprasčiau juos pridėti, o jeigu ne, tai patys suprantam, kad kiekvieno vaiko elektroninį paštą reikia tada mums pasiklausti ir truputėlį yra sudėtingesnis šitas variantas, ilgiau užtrunkantis. Bet labai lengvas yra su kodu. Aš šitą grupę sukūrus, galiu tiesiog įėjus į tą grupę
Vaikam klasiai atidarau lange tą fiziką 7, kur sukurta, ir va jie mato va šičia kodą. Va čia yra pakvietimo į grupę kodas. Tada moksleiviai, kurie turi licenzijas eduko klasės, tiesiog suveda tą kodą ir aš matau visus moksleivius prisijungusius. Tie moksleiviai matosi va šičia įėjus ir tada aš galiu pažiūrėti, ar jų licenzijos aktyvuotos, tada matau, ar visi vardais pavardėm prisijungia. Dar vienas dalykas, kas labai praverčia, mokytojas gali pakeisti moksleivių slaptažodį. Tikrai būna ne vienas atvejis mažesnėse klasėse, kada jie pamiršta tuos slaptažodžius, nors užsirašom, nusifotografuojam ir paskui vis tiek sekantis etapas po išsisaugojimo, kad vis tiek jisai pasimiršta arba išsitrina. Tai galima jį pakeisti. Ir pasikvietus moksleivį jisai gali susigalvoti naują tą slaptažodį, išsisaugoti ir vėl mes galim dirbti toliau. Tai čia buvo tas dar vienas būdas, kaip pakviesti moksleivius prie grupės. Ir kitas būdas buvo, tai tiesiog klasę, kokią nors paimsim dabar kitą, kad būtų kur fizika, kad ir 8, bet vadinsis taip. Tai sudėjus vidurinis būdas pakvietimo tinka naudoti tada, jeigu jūs turėjot pernai tuos pačius moksleivius tą klasę ir dabar, pavyzdžiui, jie iš 7 klasės man galėtų būti perkeliami tiesiai į 8 klasę. Tai aš tiesiog pridedu, bet iš kažkokios grupės, jie buvo pernai 7-okai, dabar aš juos prisidėsiu į kitą grupę paspaudžiu, arba, pavyzdžiui, net iš istorijos 6, nesvarbu, iš kur man ten būtų, pavyzdžiui, biologijos, chemijos kartais keičiasi dalyko. Ir tada, kiek aš jų man reikia, aš galiu pasirinkti ir tuos moksleivius prisidėti į tą grupę. Tai vat turim moksleivių pakvietimo į grupę pridėjimų 3 būdus. Šitą individualiai moksleivis susiveda pamokos metu, šitą aš turimą sąrašą pridedu jau savo patogių laikų, o čia reikia elektroninių paštų, kad galėčiau vaikam išsiųsti pakvietimus ir tada jau jie jungtųsi į grupę. Kaip paridėti mokomąjį dalyką parodžiau, kaip vadovėlius prisidėti prie grupės parodžiau ir gali kilti klausimas, ar tikrai galima pridėti kitos rūšies vadovėlį, reiškia kito mokomojo dalyko vadovėlį. Tai aš dabar pasiimu vėl grupę ir, pavyzdžiui, lietuvių kalbos 2 grupiai, aš manau, kad man labai naudinga būtų kartojimai pasiimti 1 vadovėlį kokį nors dabar rudenį, bet turim praturtintą mažų milžinų. Ir aš jį tiesiog pridedu. Ir tada tą vadovėlį matau ir aš, ir matau moksleiviai. Ir aš jau iš to vadovėlio atidarius taip pat galiu aptarti, kartoti ir naudoti, nesvarbu, ar atgal klasės, ar vyresnės klasės tam tikrą medžiagą. Jeigu aš norėčiau dar prisidėti, čia prie lietuvių kalbos buvo, pavyzdžiui, matematikos iš karto vadovėlį, tai aš irgi galiu jį pridėti. Nesvarbu, kaip mano grupė vadinasi. Tiesiog pridedu 2 klasiai vadovėlį matematikos ir jau mano grupė, jeigu dabar matot, turi vadovėlių 2 klasiai ir lietuvių, tada pasaulio pažinimą esu pridėjus, 1 klasės prisidėjom kartojimui užduotis ir galim atlikti ir dar matematiką. Tai reiškia, labai platus spektras, mes galim naudotis visom išgalėm.